Tai sveiki sugrįžę į mano urvą. Turim padarytos žalos. Per Matsurį stipriai nukentėjo E30 priekis. Tik kiek užtruko, kol emociškai vėl atsistačiau po tokio didelio smūgio ir grįžau stipriai prie remonto. Jeigu rimtai, tai užtruko turbūt daugiausiai tai naujo buferio gamyba, bet jis jau čia. Tai iš SH Works užsakiau naują priekinį buferį. Ačiū Tautvidai, kad pagaminai buferiuką ir ačiū Pauliu, kad prisidėjai prie buferio įsigijimo. Aišku, reikės atgaudyti laikiklius, kurie išlūžo. Didesnė problema tai, kad turim sulūžusias groteles, kurios neremontuojamos, manyčiau jau. Turim išlūžusią lempą. Lempos laikikliai yra išlūžę, čia irgi nieko nebepadarysiu. Ir turim nukentėjusį sparną. Su grotelėm ir lempa. Labai tikiuosi, kad aš turiu dar tokį komplektą, būtent šitos pusės kažkur tai pas save, čia tarpų visų daiktų. Reikės tik tai stikliuką pasikeisti. Nematė tikriausiai dar, kad stikliukas apklijuotas, kuris buvo ir šitoj pusėje naujai, pasakė viso gero. Keisdamas stikliuką gerai neužfiksavau žiedo ir per Matsurį viskas atlaikė idealiai, bet grįžtant namo, tas žiedukas atsifiksavo ir stikliukas iškrito ant traliuko, nuo traliuko ant kelio ir mes paskui važiuodami, aišku, su mašina paskui traliuką, jį dar kartą pervažiavom ir galutinai nurašėm. Tai vat tokia žala padaryta buvo per paskutinį išvažiavimą, nieko kažkokio labai ypatingo, manau, kad atsikelsim nesudėtingai. Tai bandom turbūt nieko nelaukia pradėti darbus. Grotelės vietoj beveik, kitas vaizdas, prašau, lyg nieko nebūtų buvę. Šiaip pagalvojau, jaučiu visai, jums turėtų būti gal įdomu, kiek kainuotų atkelt hulį po tokio nedidelio incidento, po nedidelio crash. Sparnas, grotelės, lempa E34, buferis priekinis. Kas dar? Po vieną turbūt neprastuos, reikės posūkių. Daugiau kaip ir viskas turbūt. Aišku, surinkom viską į krūvą, tai faktas reikia dar apklijuoti buferį. Reikia apklijuoti naują sparną. Būtinai lempas. Apklijuoti su plėvelė aptraukti. Reikia dar vienas lempas čia. Arba stikliuko nors, galim skaičiuoti stikliuką. Ir viskas, ir tokią turim samatėlę. Tai jo, atrodo kaip ir brangu, E30 ar ne, važiuoti sporte, ieško dalių ir taip toliau ir panašiai. Nemanau, kad labai brangiau tai yra negu važiuoti su kokiu pirmuku šiai dienai. Turim galvoj, kad ten irgi daug detalių yra iš audinio, tai buferis, sparnai kainuotų turbūt tą patį. Kas liečia groteles, lempas, taip, man jau rasti sunkiau. Bet iš kitos pusės, tai aš praktiškai toks kaip senų mašinų sanitaras pasidarau. Realiai pagalvojus, kas dėtų į E30 dabar, kadangi jau tai mašina istorinė, groteles, kurios yra sulūžę, kaip mano šitas. Čia įsiskėtė kažkur, tai kažkas sulūžę, ar ne? Turi įtrūkimų, lempos irgi tenais tokios visos neaiškios, kažkokios baisios, galinės lempos, kai būna reikia ieškotis irgi su įtrūkimais, galbūt kažkokiais nedideliais, kurie vizualiai labai didelės įtakos vaizdui nedaro, ypač driftą iš tolėliau žiūrint, bet istoriniai mašinai, tvarkingo, klasikiniai mašinai, tiesiog nekiltų ranka turbūt hebra idėja tokių dalių, tai lygiai taip pat ir durelės, kai būna šoninės reikia. Irgi, imu paprasčiausias durelės, kurios yra ten supuvę ir niekam nereikalingos, turbūt užžiūrėtų į metalo laužą, bet aš joms suteikiu dar antrą šansą ir smagiai su jom praleidžiam laiką trasoje. Tai praktiškai aš toks kaip E30 sanitaras patampu.
yra viskas paruošta, galima būtų dėti buferį atgal ir lieka didžiausias galvos skausmas, ką daryti su buferiu. Turim buferį, kuris yra visas nuliovas, gražus, tvarkingas, baltas, reikia jį kažkaip tai padaryti juodu. Būtų geriausias variantas tai apklijuoti visą plėvelę, kaip ir visą mašiną, padaryti full wrapą buferio priekinio, bet aš jau esu tai bandęs daryti, patikėkit, tikrai sudėtinga ir man to nepavyks įgyvendinti. Aš esu garantuotas, bus plėvelės sugadinimas. Tai antras variantas, pigesnis, kurį aš rinksiuosi, tai kaip jūs galvojat, koksai? Bandom žiūrėti, kas čia gausis. Buferis nupūstas, apvrapintas tai yra. Žodžiu, visai čia neblogai gavosi. Tas buferis, aišku, įdomu kaip dienos šviesoje atrodys, dar laukiu, kol nudžius. Ir viskas. Lieka iš tikrųjų dabar dar sparną šitą tvarkyti. Ir grubiai būsim grįžę į pradinę padėtį, ką turėjom dar prieš Matsurį. Su sparno tvarkymu dabar. Jaučiu netvarkysiu. Labai minimaliai tas sparnas turi čia to žalos. Važiuotis man netrukdo. Galimai jis dar nukentės. Kitas dalykas. Tos pačios durys dar iš užprato Matsurių visos sulamdytos, išplyšę ir panašiai. Tai aš čia dabar apsikrausiu kažkokio tai sparno klijavimo galais. Nu nesąmonė. Laiko gaišimas. Tai jeigu daryti, tai normaliai. O jeigu normaliai, tai reikia visą vadykitą. Mes lauk. Mes visus ketvirčius lauk reikia. Keist duris reikia. Sparną keisti reikia, klijuoti, viską kapitaliai daryti. Tuo dabar turim gerą biteriuką, vadinkim, su kuriuo galima ir žiemą išlėkti į trasą su roketais, galima ir vasarą išlėkti su semislikais ir varžybas galima nuvažiuoti. Tikras fankaras, nu, tai principė, aš nežinau geresnio varianto, geresnės bazės driftui negu V8, lengvas kėbulas. Krūva sukibimo, padangų dilimas minimalus, išeiga varžybom ir viskas proto ribos. Ar treniruotė važiuosi, ar kur. Žodžiu, patikimas variantas. Dar šiltas kovo. Baigtų. Saldainis. Hulis kaip naujas, galima bus imtis kitų darbų. Tai ačiū, kad buvot su manim, ačiū, kad padėjot pakelt hulį ir panašu, kad turim vėl cielą mašiną, perduksė lempą vieną urve. Panašu, kad reikia darbus šiandien baigti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio.